Sveiki, aš esu Laura. Nu jo, aš tokia gal biškai adikti, tik ne nuo alkoholio, o nuo daužytų mašinų. Vienu žodžiu. Buvo taip. Laura, pirki mašiną, padarysim, čia viskas bus gerai, smagu. Gerai, pirki mašiną, viskas bus gerai, padarysim, bus smagu. Nusipirko mašiną. Grįžo mašiną 435i mini. Emkėsi leliukas, čia yra toks gal paauglys daugiau. Bus smagu, sakė jie. Tiksliau, čia tas, kur už kadro pasirodyk. Pasirodyk, sakė, bus smagu. O pasirodo, kad nesisuka variklis. Tai dabar jau nebe taip smagu. Galimai. Tai vienu žodžiu. Grįžo namo, sako, važiuojam Koldūnų ir eisim ardyt. Nu tai gerai, tai eisim ardyt. Tai variklis, kuris turėjo suktis, nesisuka. 3,5 benzinas. Atsiprašau. Puikiai parduosiu kaip 3,5. 3 litrai benzinos. Tai va, ateik, parodysiu, kaip atrodo Langeronas. Kažkaip taip. Šiaip nėra labai baisiai, viskas kaip ir būtų neblogai, tiesiog niekas nesitikėjo, kad nesisuks variklis. Tai jinai yra truputį pastumta, nuplyšus nuo pagalvių variklio ir dėžės. Gal po to, kai paskelsim, parodysim. Ir traversas yra linkęs. Nu, realiai viskas, visos bėdos, tai blogiausias dalykas yra tas, kad nesisuka variklis. Šiek tiek šovus panelį. Dar jinai yra 2 durų. Tai vairas, aišku, buvo kitas, bet kai visą laiką kažkam reikėjo nupyzdinti, šovusios abi pagalvės yra ir tas šonas, žaliuzė. Ir tiek žinių yra visa kita, kaip ir seks išmeks. Juodas, oda, viską. Sėdi ir važiuoji. Nu, kai važiuos. O matai, čia irgi lūžiai yra. Turi ryšio kanalą, anteną, peleką susisiekti su kitos planetos gyventojais. Ir yra iš Europos. Ir dar turi downpipe, ar ką jis ten turi. Kažkokį super duper išmetimą. Turėjo skambėti labai gražiai. Nu dabar neskamba iš vis. Nu žodžiu. Nu bet kai skambės, tai skambės visas Jurbarkas. Man sakė, kad aš galėsiu klausytis kokios nors savo moroziškos dainos, sukt saulės, piešti ir fakus. Laukiu, nesulaukiu. Nu tai va, galimai kapotą reikės naujo. Buferio, lempų, nes jų iš vis nieks kaip ir nematė yra. Ir stiklo priekinio. Nu tai ir viskas, ir būtų tiek. Sakiau, kad būtų įdomu papasakot, nuo ko pradėsim ardyti. Tai didvyrės, aš čia nevaidinsiu, neapsimetinėsiu, kad viską žinau. Tai papasako, ką pirmiausia ardysim. Mes šiandien ardysim automobilį. Wow! Palaukit, truputį turiu jį perkrauti. Ką darysim? Imsim variklį lauk. Dabar nusėmėm pradžioj kapotą ir dabar eisim prie apačios automobilio, kelsim aukštai automobilį, nusimsim apačioj apsaugas visas. Palaukit, biškį dar kartą turiu perjungti. Kaip tu normaliai žmonėm kalbėtum? Imsim, atsisuksim kardaną, atsisuksim išmetimą, atsijungsim benziną, atsijungsim aušinimą, išleisti nereikia, nes jau išbėgu Prancūzijoje kažkur ant gatvės. Nu ir viskas, ir tada imsim lauk varikliuksą. Šiandien planas yra išsiimti varikliuksą, atsijungti nuo dėžės, išsiardyti, susidefektuoti, susipirkti detalės. Gerai, išjunkim jį vėl, nes žodžiais nesuprantama tau lietuviškai. Jans iškris, žemė, televizija, štai jūsų televizija, Suomo, turi jūsų televiziją. O viešpatie Dieve. Žodžiu, šiaip yra max sad, kad tas variklis nesisuka, nes remonto kaštai išauga turbūt 2. Kažkas jau jie čia džiaugiasi ir buvo padaręs. Matyt, nuo to super power buvo nesuvaldytas automobilis ir buvo pabučiuotas medis, esu patyrus tik. Mašina mano buvo negalinga, bet vis tiek neišvairuota. Na va, burtai ir variklis išimtas. Radom medžio detalių, tai tikrai bus pasibučiuota su medžiu, bet iš to, kai ištraukiam variklį, matom, kad tikrai buvo daryta ir modifikuota už brangiai į greičio pusę. Tai buvo kažkoks interkuleris, kietas mandras. Wow, nu charge pipas buvo irgi aliuminis, interkuleris buvo aliuminis, downpipas kažkoks mandras. Tai vienu žodžiu, tai va, nu tai čia dabar jau viskas padėta ant žemės. Tai gal bandysim rytoj nusimti dėžę, ar ne? Rytoj gal ir ne, bet gal šeštadienį, jeigu turės mažiau darbelio direktorius.
Bandysim pasižiūrėti, o gali būti, kad dėžiai kažkas negerai. Ok, tai nors dėžė sveika, matau, kad ZF-o. Tai va tiek. Esu buvus ZF-o mokymas. Būtų žiauriai iš tikrųjų zaibys, jeigu būtų manoma sutvarkyti šitą variklį už ne 1 000 000 eurų. Bet kol neišsardėm, tol neaišku, kas yra atsitikę. Tai va, tai žodžiu, čia matosi, kad buvo viskas pastumta stipriai, bet, ką dabar, nieko tokio. Dar būtų jėga, jeigu lygintas pasakytų, kad lonžeronas tiesinas ir jo keist nereikia. Tai būtų gera žinia. O dabar iki susitikimo kitoje laidoje.